Jeigu pinigų prieinamumas yra geras, tai galim būti tikri, kad su rinka viskas bus tvarkoj. Tai čia dažniausiai reikėtų kelti klausimą, ar čia laukti krizės ar nelaukti. Argumentų, kriziai dabar. Aš jau kurį laiką nematau, kad kažkur dėl kažkokių priežasčių užsisuktų finansavimo galimybės, net per pačius blogiausius laikus. Pagrindinis momentas, ką bandė spręsti, tai yra vėl kaip duoti pinigų, galimybę prieiti kapitalui, galimybę turėti. Ir aš tą pusę žiūriu. Sutinku, kad rinka yra aktyvi, nesakyčiau, kad tai yra kažkas blogai. Tai yra rezultatas to, kad vėl yra ir pagerės įperkamumas pagal tą metodiką, kaip skaičiuoja bankai. Aš aišku skaičiuodavau pagal kitą metodiką, netraktuodamas bankinio finansavimo, nes manau, kad įperkamumas turėtų būti skaičiuojamas pajamos ir nekilnojamo turto kaina dedamas ant svarstyklių, o ne tai, kiek tu su savo pajamom gali pasiskolinti ir nupirkti, nes skolinimuose argumentas šiandien jis yra, rytoj gali nebūti.